Ir medis, ir tapyba, ir akmuo. Kas jums pačiam arčiausiai širdies ir smagiausia, labiausiai limpa? Vis tiek skirtingos technikos meno. Būtent nuo temos priklauso, kokią temą aš bandau imtis išpildyti. Tarkim, kaip ta, čia yra pavaizduota situacija. Raudonosios beždžionės metai buvo čia 16, atrodo, dabar nebepamenu. Tai tapiau, tai irgi būtent Rusijos ta invazija į Ukrainą. Ir va čia yra tas paroditėlis, kuris dabar siautėja. Putinas, praktiškai rimtai panašus. Beždžionėlė. Jo, ir iš tikrųjų man tokį nutapyti šitą technologiją, tapybiškai padaryti yra daug lengviau ir galiu tas erdvės, panoramą pavaizduoti skulptūriškai tokį iškalti. Jeigu aš jį iškalčiau, tai galėčiau tiksliai iškalti, bet dar ir dėl tų istorinių sienų. Jeigu keistos, įsivaizduokit valdžią, tai ten taip pat ir paskutinė plokštė su carinės Rusijos trijų tautų respublikos, dviejų tautos respublikos, Lenkijos ir Lietuvos suardymo momentas parodys. Dvigalis erelis pavaizduotas ir vien už tą darbą, man atrodo. Aš galvoju, būtumėt paieškomiausias žmogus pasaulyje. Atsidurčiau tokiai pat ledynmečio zonai. Paieškomiausias. Nemanau, ir dar drąsesnių žmonių, bet ką mes negalime visą laiką tylėti ir galvoti, kad čia ateis ir kažką. Kai bus, tai bus, bet šnekėti reikia tiesiai šviesiai, jeigu parazitas. Jeigu geras žmogus, pasakyti. Daiktus tai vadinti savo vardais. Taip, mes per daug, būtent mes ir dasivarėm iki tokio laipsnio, kad anksčiau visą tai reikėjo sakyti. Ir taip pat, ką matė, ten Vokietija buvo pavaizdavęs, ten kur visą migraciją musulmonų pasaulio. Ir būtent Merkel tos kanclerės dėka prileista, tas pats santykis su Rusijos, Putinu, su nafta. Nepasakė niekas griežtai, ne, savo laiku, dabar taip įsigalės.